Sveiki kolektyvas, sveikinuosi su jumis šitam trumpam video, nes noriu kartu pasidžiaugti, kad mano kanalui jau 1 metai. Lygiai prieš metus rugsėjo 15 dieną įkėliau pirmą video, kuriame aš su tėčiu ruošiausi enduro raliui. Jį galite pasižiūrėti čia kažkur kampe. Dėja, tėtis vėliau susižalojo, į ralyje dalyvauti negalėjo, bet aš jame sudalyvavau su draugu Julium ir tas video iš ralio yra daugiausiai peržiūrų surinkęs video šiame kanale. Jį irgi galite pasižiūrėti čia. Per tą laiką surinkau 458 subscriberius, bent jau šiuo momentu. Na, o jeigu tu dar nepasubscribinai, būčiau labai dėkingas, jeigu tą padarytum. Ir žinoma, paspausk like, jeigu patinka mano video. 458 subscriberiai, galvoju, nėra labai didelis kiekis. Aš tikėjausi per metus surinkti šiek tiek daugiau. Na, bet galbūt hard enduro disciplina nėra labai populiari Lietuvoje. O gal tiesiog mano video nėra tokie geri. Vienaip ar kitaip, nežadu sustoti kurti video. Kaip tik netrukus ruošiuosi išvažiuoti į kelionę, kuri bus šiek tiek kitokio formato, nes keliausime adventure motociklais ir žinoma, jūs tos video pamatysite. Po to grįžęs iš kelionės vėl keliauju į Rumuniją, toliau treniruoti savo hard enduro įgūdžių ir žinoma, sukurti dar video jums. Tikiuosi patiks. Na, tam, kad mano kanalai būtų lengviau augti, turiu vieną prašymą tau. Šio video aprašyme yra nuoroda į Google apklausos formą. Viso labo 6 klausimai ir tik 4 reikėtų atsakyti. 2 yra su komentarais, kurių nebūtinai turi palikti, bet jeigu atsakytum, padėtum man labai. Taigi, džiaugiuosi, kad mano kanalui jau metai, per juos sukūriau netgi 28 video skaičiuojant su šituo, kas yra visai gal nemažai ir tikrai užtrunka laiko. Bet, kaip ir sakiau, tikiuosi jų bus dar bent jau tiek pat. Tai ačiū, kad žiūri, ačiū, kad komentuoji, laikini ir žinoma, ačiū, kad esi pasubscribinęs. Tai dėkui, kad pažiūrėjai ir šį iki galo ir pasimatysime kitame. Iki.